Daugelį Europos miestų pilietinė visuomenė vis labiau įsitraukia į viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos kūrybos procesus. Tad neatsitiktinai Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakultetas dalyvauja tarptautinėme projekte Miestų planavimas siekiant socialinio atsparumo – UPRUN. Projektas tyria pokyčius, kurie vyksta, kai miestų planavime dalyvauja vietos gyventojai. 2 dienas projekto partneriai iš 7 Europos šalių dalijosi savo patirtimi ir diskutavo apie poreikį siekti socialinės įtraukties planuojant miestus. Well, the title is UPRUN, and UPRUN means Urban Planning for Social Resilience in Urban Neighborhoods. Projekto pavadinimas UPRUN reiškia urbanistinį planavimą siekiant socialinio atsparumo miesto rajonuose. Mus domina ryšys tarp miestų planavimo ir pilietinės visuomenės iniciatyvų, kaip jos gali susilieti, kaip galime rasti sinergiją tarp urbanistų, vystytojų bei visuomenės, kaip iniciatyvos iš apačios veikia rajonų ir vietos bendruomenių atsparumą. Siekiame sujungti šias skirtingas idėjas, siekiant sustiprinti socialinę sanglaudą ir vietos bendruomenių atsparumą. Norėtume išsiaiškinti, kokie veiksniai prisideda prie šių projektų sėkmės, taip pat sužinoti daugiau apie apribojimus ir kliūtis, siekiant socialinio atsparumo tam tikrose rajonuose. Kai kalbame apie vietas, turime omeny įvairių suinteresuotųjų šalių interesus. Tad pagrindinė problema yra dialogas. Kai žmonės kalba vieni su kitais, iš pradžių gali nesuprasti vieni kitų pozicijų, bet supratimui reikia laiko. Pozicijos paaiškinimas ir noras suprasti bei susidomėjimas padeda ilgainiui pasiekti tvarių sprendimų. Mūsų projekto tikslas yra būtent išgryninti, ko trūksta, kad tas bendradarbiavimas vyktų ir mūsų bendruomenės būtų atsparios ir miestai būtų pritaikyti žmonėms ir jų poreikiam. Būtinas ne tik tai iš viršaus einančios iniciatyvos, bet ir iš apačios einančios iniciatyvos, nes žmonės tada labiau tiki tuo, ką daro, kai jie patys pasiūlo kažkokius žingsnius ir siekia savo gerovės. Projekto UPRUN metu bus tyriamos urbanistinės naujovės, kurias lemia aktyvus pilietiškumas, prisidedantis prie socialinių ir kultūrinių problemų sprendimo bei atsparių bendruomenių kūrimo.